Kvėpavimo meditacija. Atsisėskime į patogią poziciją, kad būtume įsitiesę, tačiau neįsitempę. Bandykime užimti tokią kūno padėtį, kad jaustumėme visą savo kūną tiek, kiek galima. Jeigu norime švelniai užsimerkime, arba galime nukreipti žvilgsnį žemyn, kad vizuali informacija netrukdytų atsipalaidavimui. Ir gal galime paskirti šiek tiek laiko patyrinėti pojūčius kūno norimose vietose, panašiai kaip kūno skenavimo metu. Dabar nukreipkime dėmesį į savo kvėpavimą. Pabandykime patyrinėti pojūčius kūne, kuriuos sukelia kvėpavimas įvairiose kūno dalyse. Nosies šnervėje, vienoje, kitoje, abiejose, gerklėje, kakle, krūtinėje, pilve. Jeigu norisi, galime užsidėti savo ranką ant norimos kūno vietos, kad geriau pajaustume pojūčius. Kiek galime, be įtampos, sutelkime savo dėmesį į kvėpavimą ir kvėpavimo metu atsirandančius pojūčius. Įsisąmoninkime raumenų judėjimą, oro tėkmę kūnu ir kitus kūno pojūčius atsirandančius kvėpavimo metu. Gal galime įsisąmoninti visas 4 kvėpavimo ciklo sudedamąsias dalis. Įkvėpimą, pauzę tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, kad ir kokia trumpa ji būtų. Iškvėpimą, pauzę tarp iškvėpimo ir įkvėpimo, kad ir kokia trumpa ji būtų.
Tiesiog tyrinėkime kvėpavimo ciklą ir kvėpavimo sukeltus pojūčius, jo niekaip nekeisdami, leisdami savo kvėpavimui tekėti natūralia tėkme. Nereikia siekti jokių tikslų ar būsenų, nereikia kurti jokių pojūčių, tiesiog būti su savo kvėpavimu ir stebėti jį nieko nekeičiant. Greitai galime pastebėti, kad mūsų protas nusineša mūsų dėmesį nuo kvėpavimo į kokį nors galvojimą, į ateitį ar praeitį, svajojimą ar kur nors kitur. Tai visiškai normalu. Mūsų protas tai daro. Tai nėra nesėkmė, greičiau priešingai. Galime padėkoti sau, kad esame dėmesingi ir vėl perkelti savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. Kad ir kiek mūsų protas bėgiotų ir atitrauktų mūsų dėmesį nuo kvėpavimo stebėjimo, padėkokime sau kiekvieną kartą, kai tai pastebėjome ir vėl švelniai grąžinkime dėmesį prie pasirinkto objekto. Šiuo atveju prie kvėpavimo stebėjimo. Būkime kiek galime geranoriški sau, matydami mūsų proto klaidžiojimus kaip galimybę smalsiai ir kantriai tyrinėti savo patirtį. Tęskime šią praktiką apie 10 minučių ar tiek laiko, kiek norime, primindami sau, kad neturime jokio kito tikslo, tik sąmoningai suvokti savo patirtį esamajame laiko momente, kiek galime. Galime kiekvieną kartą naudoti savo kvėpavimą kaip inkarą susijungti su esamuoju laiko momentu, ypač kai pastebime, kad mūsų dėmesys nuklysta.